stebėsenos platformos peržiūra. Pagrindinėme lange spaudžiame meniu, pasirenkame įtaisymo nuostatas ir einame ant diagnostikos centras. Atsidariusiame lange matote APP versiją, tai bus reikalingas skaičius, kurį reikės jums pasakyti arba atsiųsti šio ekrano nuotrauką mūsų inžinieriui, kai inžinieriai planuos padaryti jums sistemos atnaujinimą. Toliau galite matyti scenarijaus duomenis, tai RTK tinklo būsena, aparatinės įrangos būsena, tai yra pagrindinių komponentų funkcionalumas bei parametrų duomenis.